Sveiki, dabar toks trumpas, gal netrumpas filmukas apie tai, kaip pasistatyti priekabą garaže, kad tilptų dar čia ir mašina. Standartinis garažas prikratas visokio gėrio lietuvių, kaip ir pas visus tautiečius. Priekabą, jeigu matot, pastatom, tai jinai tiesiog mašinai vietos čia jau nebelieka, nei tų visai įkišti. Todėl priekabą šį kartą pirkau priekabą Tauras, paverčiama. Kadangi ribotas aukštis yra garažo, tai pastatyti ant galo neverčiama, būtų kiek sunkiau su paverčiama yra paprasčiau, bet ta paverčiama priekaba ir tas pavertimas labai dažnai praverčia. Čia kaip matot visokio gėrio reikia tilpti ir su priekaba. Taigi, dabar gale priekabos prie sienos, matot, yra atramos, tokias iš lentų sukaltas, toksai, pavadinkim, padėklas. Yra va šitose vietose dabar. Yra vienam šone ir kitam šone yra tokie apgumuoti varžtai. Taigi dabar priekabą statysiu į vietą taip, kaip jie turėtų atsistoti. Taigi, atkabinam kablį ir paverčiam priekabą. Einam į galą pastikrinti, ar stovi vietą. Na va, priekabą matot stovi kampais ant lentų atsirėmus, kad nesibrūžytų į betoną ir stovėtų pakelta mažiau drėgmės, mažiau visokio brūžinimuose ir saugiau. Jeigu žiemą grįžti sniego, prasivežia pusė priekabos ar ten per lietų vandens, viskas išbėga, išdžiūsta ir tada gaunasi viskas kaip ir normaliai. Žengiam į priekį. Dabar yra šitoje vietoje kablys. Va. Dabar prie kablio yra padaryta tokia iš skardos sulenkta figūrinė kilpa. Užkabinam už briaunos krašto. Čia apvyniau laikinai maišu. Aišku, laikinumai nieko nėra pastoviau už laikinumą maišą. Apvyniau, kad trosas nebrūžintų, negadintų priekabos briaunos. Toliau, kadangi priekaba yra verčiama, kaip jau minėjau, yra kablys ir čia keliant tiesiog lenksta žemyn. Prikabinam diržu. Va. Padariau čia perėsiau kilpą ir užkabinau už čia. Toliau, dabar čia yra trosas. Gale stovi ant sienos pritvirtintas ankeriais ratukas ir eina trosas išilgai viso garažo. Šitam šone stovi paprasčiausiai talė irgi iš litagros, kaip visą laiką, apie 50 litų kažkur kainavo. Taigi sukam rankinai keliam. Žiūrim, kas darosi su priekaba. Priekaba kyla aukštyn. Šiek tiek sustabdysiu, taupau laiką. Na. Matot, suku vieną ranką, be jokio didelio vargo praktiškai. Čia vos ne vienu kraštu. Priekaba kyla aukštyn laimingai. Parvertu ar atsistoju. Trasą įtempiu. Dėl visako nors turiu pasakyti, kad kada stovi apačioje ant tų lentų, priekaba savo svoriu virsta link sienos. Jeigu trasa yra skabinami, niekur nenugriūva, niekur neparpuola, tiesiog stovi laikosi. Bet dėl saugumo palieku šį įtemptą. Tai va. Vietos, kaip matot, lieka labai nedaug. Jeigu būtų priekaba neverčiama, tiesiog va, remtų silobas neįtų pastatyti. Dabar verčiama viskas be problemų. Čia palenda mašina, pasistatom gale mašina, laisvai telpa vietos praeiti viskas. Šitaip yra daug paprasčiau, nei kad ieško dar vieno garažo, ar varyti kažkokį kaimyną, draugą, pažįstamą giminę, o paskui reikia priekabos nernami ir vėl problemos. Priekaba, jeigu turim, tai turi būti prie namų, kad bet kada ją galėtum pasiimti ir važiuoti. Tai toks papasakojimas, kaip statau priekabą. Nuleidimas vėlgi, analogiškai viskas tas pats tik iš kito galo. Leidžiam žemė, atsikabinėjom viską ir važiuojam. Sėkmės visiems.